Žinai, matai, pas mus Lietuvoje yra susidarius tokia nuomonė po socialistinių laikų, kad baigiai mokyklą, eini mokytis, tada reiškia gauni specialybę ir eini dirbti traktoristu, ir iki šiol toks yra mąstymas, nes mūsų tėvai gyveno toj santvarkoj, mes dar gyvenam toj santvarkoj, mūsų vaikų gal bus kita nuomonė. Tai ir mes irgi, jeigu baigiai mokyklą, turi stoti kažkur, jeigu neįstoji, kaip tai tu neįstoji, tai ką tu dabar darysi, tai tu degradas taip esi, žinai, arba tu blogai mokaisi. Ir aišku, tu nieko gyvenime nebepasieksi, būsi statybininkas arba policininkas, žinai. Nu tai dabar padarom tokią išvadą, kad susiformavus nuomonę reiškia taip ir yra, kad nieko nepasieksi, ne? Tai reikia pabaigti mokslus, kad kažką pasiekti. Bet, ką aš noriu pasakyti ir visą laiką sakau, kad svarbiausia mylėti tai, ką tu darai. Ir visą laiką netgi tavo hobis gali pavirsti vėliau tavo darbu, visiškai nesimokant, ar ne? Ir vėliau tavo hobis gali atnešti tavo pinigus. Jeigu tu tai darai gerai, darai tai geriau už kitus ir darai tai su meile. Taip, visiškai teisingai ir visiškai pritariu. Bet mokslai, kaip ir, tikrai nepakenks. Aš, pavyzdžiui, dabar net norėčiau studijuoti, bet neturiu tam laiko gal. Akivaizdiniu būdu, žinau. Nu, jo, bet esmė tai, kad mokslai vis tik yra ne šiaip išraštas kažkieno dalykas, mokslai visada gyvenant šiais laikais tiesiog suteikia tokį pagrindą po kojom, esi normalus, neatsilikęs žmogus. Nes, šiaip yra ir pavyzdžių, kad, nežinau, man... Bilas Geitsas, puikiausias pavyzdys, kada jisai čia prieš porą metų universiteto diplomą gavo. Taip? Kaip pasirinkti specialybę, nes visi labai bijo, irgi lygiai taip pat, galvoja, kad jeigu neįstos bus labai blogai, arba turi būtinai įstoti į teisę, mediciną, kažką panašaus. Tai gal turit savo gal turit savo kažkokį patarimą jiem? Aš irgi tą laiką pragyvenau ir atsimenu iki 12 klasės pabaigos, nežinojau, ką noriu studijuoti ir mama klausė, tavo pusseserė ten labai gerai mokosi, anglų, žiauriai gerai kalba, ir Jį jau tikrai turės pagrindą, įstos į gerą universitetą ir jie gyvenimas po kojom, ten tiesiog viskas bus okei. O aš aš lankiau šokius, mėgau muziką, variau į tusovkės, ta prasme toks pripažinti. Galbūt, nežinau. Nebuvai bohemšikas, bet buvai primena. Taip, tai ir save parinau ir save griaužiau irgi, kad, ką daryt. Įstojau dar į Šiaulius, iš viso atrodo, nesiseka gyvenime. Viskas, ką. Visiškai, bet tai nėra... Dabar pažiūrim, o kur dabar pusseserė, kur tu pažiūrim? Mano pusseserė dabar normaliai dirba pas notarę, ne pas tavo mamą. O notarė dirba tau? Ne, notarė ne mane dirba. Bet kalbant tai, kad... Nereikia pagal tą receptą, kaip Rolandas sakė, ten mokykla, universitetas ir panašiai. Kiekvienas... Tai tu čia kaip tu neįstoji, tipo? Tai tu jau, tipo, viskas, tai va čia jau vaikui nepasisekė gyvenime, jau čia viso, dabar ir nevaisingas jisai jau matyti, tada jau, žinai, toksai jausmas susidaro. Nereikia nieko bijoti, draugai mano, aš pasakysiu, tegul eina šiknon tie mokslai, švelniai tariant, čia pasakiau jums, kad nedėtų cenzūros ir suprastum ir žodį. Jeigu... Jo, kad nereikėtų montuoti. Jeigu neatradot savęs, važiuokit į užsienį, važiuokit, pasimkit kuprinę, nieko jokių daiktų nepasimkit, peilį ir pinigų ir išvažiuokit į užsienį, pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena. Gal tai jums suteiks minčių kurti savo verslą. Gal jisai pirmas verslas jūsų nepasiseks, pasiseks kitas. Jeigu norite, įstokite į mokslus. Nebijokit stoti į kolegijas. Ten daug praktinių mokslų, kurios praktinės žinias galėsit pritaikyti nebūtinai dirbdami kažkam, dirbdami galite savo. Nors Lietuva yra tokia silpnasis valstybė, kuri neremia smulkaus verslo, bet kas ten žino, kas ten bus, kai jūs pabaigsit mokslus, gal viskas bus pasikeitę. Nebijokit, darykit tai, kas jums patinka, darykit, ką jūs mėgstate, darykit tai geriau už kitus ir viską turėsit. O tie mokslai, tai čia yra pridėtinė vertė prie to, kas tu esi. Iš tavęs žmogaus nepadarys, tai va. Nors gali patiesinti biškį.